Geras oras Kaune, dėl to natūralu, kad kai kas laukia savo pasirodymo nesėdėdami viduje, o besišildydami prie saulės. Dar vienas dalyvis. Sveikas gyvas. Sveiki. Kuo tu vardu? Artūras. Man 28 metai, atėjo padainuoti, esu iš Kauno. Ratais, kvadratais vaikinukas čia žingsniuoja nuo pat ankstaus ryto. Į darbą, žinoma, nėjo. Ką šiaip veikiu? Prižiūriu senelius, nejuokauju. Dirbu alaus gamykloje, aš sandėlininkas. Tai prasme, visas procesas logistikos praeina pro sandėlį. Per vienas rankas žodžio. Nepaisant to, kad Artūrą nuolat supa tūkstančiai tonų alaus, jis vartoja su saiku. Bet nėra liūdnojo veido riteris. Mėgstu kompanijas, mėgstu pasilinksminimus, tikrai neslėpsiu. Va tas, pavyzdžiui, atėjimas į X Faktorių irgi nėra kasdienybė. Ir dėmesio. Artūras nėra tas, kuriam draugai ir artimieji nuolat kartoja. Tu talentingas, tu gali, eik į X Faktorių. Aš tiesiog savitas, man reikia, aš noriu, aš darau. Aš viską darau pagal save. Man nereikia, kad kažkas pasakytų, eik daryk, ten padarysi dar kažką. Aš atėjau savo pasidaryti šventę. Baimė tai yra, tikrai, jinai niekur nedings. Bet kad aš stengsiuosi ten visiems įtikti, ne. Aš pirmiausia turiu savo patikti, kad aš įtikčiau kitiems. Argi neteisybė? Drąsus pareiškimas. Atviras. Tuoj pamatysim, ar tik nebus Artūras prisišnekėjęs. Labadiena. Sveiki. Aš būsiu tas žmogus, kuris dabar su jumis labai gerai nusteikęs kalbėtis. Ar jūs pasiruošęs kalbėti su manim? Džiugu, žinoma. Kuo jūs vardu? Artūras. Artūrai, iš kur esat? Iš Kauno. Kaunietis, ar esat hip-hoperis? Ne, nesu. O kas, kokiam judėjimui priklauso? Galbūt ir praiziukas toksai, nes matau, kad išvaizda nelabai atitinka. Aha, tai jūs čia tokį mums paslaptį laikote. Operą dainuosiu. Operą dainuosiu. Juokauju. Pagavot mane. Pagavot, gerai. Klausykit, o ką veikėte šiame mieste? Mokotės, dirbat? Ir mokus, ir dirbu. Viską po truputį. Sunkiai mokotės ir sunkiai dirbat? Čilinu tiesiog. Tiesiog čilinat. Aš norėsiu ir jums suteikti pačilinimo galimybę visiems šiandieną, nes be abejo esate pavargę šiek tiek, galbūt viskas vargina. Pabandysim pačilinti. Ką jūs turite omeny šiaip jau? Kad pabandysiu pačilinti. Šit kaip. Aš tikiuosi, jums patiks. Čia ar čilinsim dabar scenoje, ar po to, kai jūs jau pabaigsite? Tikėkimės, kad ir po to. Na, jūs toks, pasakysiu, paslaptingas personažas. Gerai. Šnekorius. Gerai, pirmyn. Važiuojam. Jeigu dainuoja taip, kaip kalba, jau bus neblogai. Try to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, but now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Yeah. But better believe I'm yours. Yours and yours and yours. Well, open up your mind and see like me. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Žmogus visą dieną laukia sudainuoti, jau leiskit iki galo.
Gerai. Aš supratau, Artūrai, jei bandysi tave sulaikyti, tai tu nutrauksi rankas, žinau, ko gero tai yra sudėtinga. Ir kaip tau pasirodė, ar tu išpildai savo lūkesčius? Aš manau, kad išpildžiau maksimumą. Tu manai, kad čia ištraukai maksimumą? Nu, gerai, 95 procentus. 5 procentus pasilieku. Gerai, 5% komentarų dabar, prašau. Samai? Nežinau, ką tau pasakyti, iš tikrųjų. Tu toks, netašytas, Netašytas pagalys. Staržėvis, turbūt. Ne staržėvis, gal tu visai ir minkštas viduje. Ir turi dušetą, bet matyt, nori būti kietas. Ir čia tavyje tas malasi. Tai tiek. Sauliau? Taip, aš kažkaip galvojau, žiūrėjau į tavo judesius. Man patiko, žinok, vokalas. Yra kažkokių klaidų, bet galima daug dalykų padaryti būtų, bet ką aš pastebėjau, tau maždaug pasirodymas ir kūno kalba buvo maždaug, palauk, skambina. Tai maždaug tiek, toks dviprasmis dalykas. Bet šiaip pozityvu. Aš sutinku, tai buvo pozityvus dalykas. Ačiū. Man tai kažkokia truputėlį psichodelika padvelgta, kai tu atėjai į sceną, nelabai supratau, kažkokie mediniai bairiai prasidėjo ir toksai ir atrodo, kad tu čia taip, atšilint, tipo, hebra, viskas čia labai gerai. Tai man tas toksai pirmas įspūdis nelabai patiko, kol tu neuždainavai. O tu dainuoji iš tikrųjų neblogai ir tavo tembras ir matyt kažkokie ėjimai, tam tikri vokaliniai atperka tavo klaidas. Ir, bent jau be kepurės galėjai ateiti. Ir be šortų. Ir be šortų. Ir aš tiesiog nelabai noriu būti rimtas ir ta prasme, noriu pačilinti. Kas tu su to čilinimu, aš nesprentu. Baigtų šitą žodį, sakyti, čilinu. Nemadinga žodis. Jau kažkaip... Kokiai tyliu? So next. Jau praeitis. Artūrai, tu esi... Tu ne tai, kad čilini, tu esi tarsi pienės pūkas papūstas ir beplaukiantis vėjyje. Ir todėl yra labai sunku kartais priimti tave kaip rimtą kandidatą į X Faktoriaus dalyvius, nes tavo tik tai čilas galvoj. Tai tu niekad nežinai, ko iš tavęs tikėtis. Balsą tu turi, ko neturi, mano galva, charakterio ir užsispyrimo. Pažiūrėsime, ar tau tai padės. Samai, koks tavo verdiktas? Kadangi vyrai praktiškai ant scenos baigia išmirti, tai su dideliu tokiu avansu, tau sakau taip. Taip. Sauliau. Jo, toks. Nenori. Įdomiai. Gerai. Aš manau, kad kuo daugiau pozityvo, tuo geriau. Aš tau sakau taip. Juste. Aš visą laiką irgi esu už pozityvą, bet aš taip pat esu už šiokį tokį nusiteikimą ir pagarbą muzikai ir kitiems žmonėms. Ir tu nepykina manęs, bet mes šiandien nesusirinkom pačilint. Mes čia susirinkom dirbti, muzikuoti ir tada dalintis gerą energiją galim, ar ne? Dėl to aš šį kartą tau sakau ne. Tikrai sakys taip. Jūs kažkokių vaistų paėmė piktų. Galėsiu ir tau duoti. Gerai. Pačilink. Chill. Aš nenoriu su Artūru čilint. Aš noriu čilint vienas. Ir kaip tu dabar jautiesi, vis dar čilas? Jau nebe. Jau šilas dabar, ne? Aušia. Gerai, tu gauni dar vieną taip, 3 taip, tu keliauji į kitą etapą. Ir susikaup, bičiulis, Va susikaup. dabar tu gali pačilint. Čia tu negalėjai čilint. Gerai, susitiksim. Focus, focus. Dėl ragelį. Eik, čilinkis, susitiksim kitame etape. Show must go on. Aš esu kitame etape. Ei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.